Labą dieną. Šiandien, birželio 10 dieną, turime vėl tiesioginę transliaciją ir kalbamės apie kraujo donorystę. Kalbinsime šiandien Santaros klinikų kraujo centro vadovę Liną Kryžauskaitę ir ilgametį, neseną, bet ilgametį mūsų Santaros klinikų kraujo centro donorą Vidmantą Balkūną. Na ir kadangi laiko turime labai nedaug, aš iš karto greitai klausimų turime jums. Gal pirmiausia gydytojai. Miela Lina, kas jūs kaip medikė labiausiai įkvepia dirbant kraujo centre? Ar galbūt net prisimenat kokį nors ypatingą atvejį, kai donorystė tiesiogiai išgelbėjo gyvybę žmogui? Na, visa mano darbinė karjera prasidėjo nuo kraujo centro. Kai baigiau hematologijos kvalifikacijos metus, tai iškart ir pradėjau nuo kraujo centro ir bene 2010-2011 metais. Tai tikrai ta istorija ilga ir daug tų atvejų matėm. Tai kad pasakyti, kad vieną konkretų atvejį išskirti, kuris galėtų, kad pasakytum, kad tas išgelbėjo gyvybę, tai tu negali. Realiai turiu ir asmeninių pavyzdžių, kad ta donoro tas kraujas tai yra visiškai nepakeičiamas dalykas. Ir ne tik tiems, vieną atvejį prisimenu, kai buvo atvežta gimdyvė iš Trakų. Tai tais mano darbinės karjeros pradžioj, kai buvo atvežta gimdyvė, labai stipriai nukraujavusi, nes turėjo kaip priešėjimą sutrikimą. Ir jie iš ties buvo perpilta, mes tada, kai skaičiavom litrais, apie 10-20 litrų kraujo. Jau tikrai jos kraujo tūris pakeistas buvo kelis kartus. Ir sėkmingas atvejis buvo tai, kad tikrai ten situacija buvo sudėtinga, jinai iš tikrųjų praleido daug laiko intensyvios reanimacijos skyriuje. Išliko ir jinai, išliko ir gyva, ir šiai dienai, ir mes ją konsultuoja dėl kitų dalykų. Bet išliko ir vaikiukas, tai kai tu pamatai, koks įdirbis buvo ir kiek donorų tuo metu reikėjo, nes, sakykime, jeigu mes kalbam apie 10 litrų, jeigu žmogus donuoja pusę litro kraujo, tai kiek turėjo donorų sukurti tą gėrį, kad jinai išgyventų šiai dienai. Bet tai kiti pavyzdžiai, dienos stacionare, pacientai, kurie ateina ir kurie negalėtų, yra kitų alternatyvių gydymo metodų nėra, arba jiems vienintelis šansas kokybiškai gyventi yra donoro kraujas. Donoro kraujas, donoro eritrocitai, donoro trombocitai. Tai, kaip ir minėjau, kai mano tėtis gauna kraują, tai iš esmės aš tada sako, aš galiu viską daryti. Aš tada atsigaunu, pražįstu ir tai va čia tai yra gyvybė. Jei nebūtų iš kur ir tas viskas sustotų. Va, o tas ir įkvėpia, kad tu žinai, kad tu ir tavo komanda atlieka šitą darbą ir tas jau vyksta jau daugiau negu 10 metį. Ir kai tu esi atsakingas, kad tas šaldytuvas būtų pilnas, nes donorai yra viena, toliau prasideda gamyba, ruošimas, tyrimas. Ir kai tu žinai ir kai ateina tokios situacijos, kad trūkstam, taip, vasaros sezoniškumas čia turi įtaką, tai tada tas atsakomybės jausmas tampa toks labai asmeninis. Tai šiek tiek tokia negatyvi pusė to viso proceso. Bet tie geri pavyzdžiai įkvepia ir tu turi dirbti ir iš paciento pusės, ir iš donoro pusės. Reiškia, kraujo centro ta visa komanda, jinai turi tokį dvigubą ryšį, ne tik tai, kad su pacientu, bet ir kliento kaip donoro. Vidmantai, o kaip prasidėjo jūsų kelias į kraujo donorystę? Ar tai buvo spontaniškas gal sprendimas, ar ilgai brandinot ir galvojot, va, reikia, eisiu, duosiu? Turbūt aš gal pasakysiu, per vėlai prasidėjo, nes realiai aš turbūt dabar galvoju, keletą metų, gal 4-5 tik tais duodu tai normaliai kraujo. Prasidėjo atsitiktinai, kada Panoramai berods ar kažkur buvo punktas įrengtas ir aš iš redakcijos važiuodamas tiesiog leidausi ir pamačiau ir galvoju, reikia pagaliau persilaužti.
Ir nes iki to laiko gal buvau 1-2 kartus davęs ir va čia buvo tas kartas, kai aš atėjau, daviau kraujo ir tada padarė man tuos pirminius tyrimus ir tada paklausė, sako, ar jūs turite laiko? Sako, kiek reikia? Sako, jūsų kraujas labai geras, gal galima jūsų eritrocitų 2 dozę paimti? Sako, imkit. Ir nuo to laiko kažkaip užsikabinau ir pradėjau periodiškai duoti iš pradžių kraujo, o po to trombocitus. Ir tiesiog iš to pasidarai rutiną. Nežinau, gal negražiai skamba, bet lygiai kas 2 savaitės eini, nežinau, kaip išsisiurbtum kambarį, kaip išsivalytum dantis, kaip dar kažkokius dalykus įsipratini save ir taip pat lygiai, tai žinai, kad, tarkim, antradienis yra tavo diena, kas 2 savaitės, kada tu duosi kraują. Ir tau net kitų minčių nėra, tu eini, net jeigu kartais galbūt ir pritingi truputį, bet reikia ir viskas. Jo, čia yra tikrai rutina ir mes pastebime, jeigu jau donorą užkabini 1, 2, 3 kartus ir taip reguliariai, tada tai emocinė priklausomybė atsiranda rutina. Čia turbūt yra žmogiška, nes ta rutina atsiranda ir labai gerai sako. Jinai gal nelabai gražiai skamba to žodžio. Bet čia taip, čia yra, aš kaip pagalvoju, ypač tie trombocitų ten donorai arba tie, kurie ateina labai reguliariai, jie praleidžia kraujo centre 2-3 valandas. Jūs įsivaizduokit, ir tas vyksta kas 2 savaitės. Tai čia realiai, kaip čia ne rutina, čia yra jau darbas. Aš tai vadinu darbas. Ir sakau, bet tų žmonių, bet tų bičių tokių, kurios žino, kad jos turi ateiti, atskristi, atnešti. Ir mes žinom, kad jie tą padarys, nes jie turi tokią rutiną. Tai va, apmaudu, kad norėtųsi, kad ta didesnė būtų dalis, kad jiems ir toms bitėms leistų kažkas kalsėti. Tai būtent turbūt netgi jūsų darbo praktikoje jūs pastebėjot, minėjote apie tos kiekius kraujo dovanojimo, davimo ir kad kiekvienas kraujo vienetas gali padėti net keliems pacientams, net ne vienam. Tai kokie yra dažniausiai atvejai, kai Santaros klinikose reikia donoro kraujo? Kokiems atvejams? Na, jeigu kalbėti apie tą visą mastą, kiek kraujo yra padovanota, ne apskritai Lietuvoje šitokia pasiėmų statistika, kad maždaug per 24 metus buvo 35 000 litrų kraujo. Tai link 115 000 donacijų visos Lietuvos mastu buvo surinkta, reiškia tiek donorų padovanojo. Santaros klinikų kraujo centre mes kiekvienais metais šiaip stabiliai išlaikom apie 26-27 000 donacijų ir iš jų surenkam apie 25 000 pagaminam, paruošim jau, reiškia, perdirbam, yra komanda apie 25 000 eritrocitų vienetų. Tai va jie visi ir keliauja kažkur tai pasiskirsto. Didžioji dalis, aišku, pasiskirsto Santaros klinikose. Kita dalis keliauja taip pat ir į kitas įstaigas. Turime įsipareigojimą ir kitoms įstaigoms, taip pat tos įstaigos, kurios gydo pacientus su sergančius onkologinėmis ligomis. Aišku, kadangi čia yra transplantacijos atliekamos ir viena didžiausių įstaigų tą darančių, tai čia poreikis iš tikrųjų didelis. Tai ir taip pat renkam bene vienintelį Lietuvoje trombocitų koncentratus. Ir turim prieinamas atsargas 24/7, taip kad nes jie galioja labai trumpai, turbūt gal yra sudėtinga, kitų įstaigų poreikis mažesnis, kadangi mes turim pastovų poreikį, tai jeigu palyginimui, tai kiekvieną dieną mums trombocitų reikia apie 50 vienetų. Ir kartais jeigu kažkas turi kažkokį pacientą sudėtingą, klinikinę situaciją, kad žmogus kraujuoja, ar tai nebūtinai turi būti trauma, tai gali būti po chirurginis kraujavimas, po transplantacinis kraujavimas. Kai pacientas, kol prigyja kaulų čiulpai, jis tikrai turi kliniškai reikšmingą kraujavimą. Tai nepilama tol, kol sustabdoma. Ir šį savaitgalį turėjom reikalų, ta prasme, kad tu kiekvieną kartą turi reaguoti ir kadangi tai yra trumpai galiojantis produktas apie trombocitus kalbant, tai būna taip, tai mes dirbam ir šeštadienį, yra tekę ir vasarą čia, kol dar pradėjom savo veiklą, suvažiuoti visiems medikams, kol dar viskas įsivažiavo ir dabar turime tą savo rutininės, kaip aš sakau, rutininius geradarius, tai va dėl to reikia viskam ir vaikams, ir atliekamos sudėtingi perpilimai vaisiams, intrauterinės transfuzijos.
Taip kad spektras labai didelis visko. Bet traumų atveju turbūt pakankamai retai būna. Nes paprastai žmonės įsivaizduoja, kad žmogus jie patenka į avariją, tada reikia kraujo, bet realybėje turbūt yra kiek kitokia. Na, žiūrint, kokia trauma. Aišku, mūsų įstaiga nėra traumų ligoninė. Į traumų ligoninė yra pagrindinė Vilniaus Lazdynų ligoninė, greitos pagalbos universitetinė ligoninė. Ir aišku, dabar labai gerą klausimą, bet kad mes turime galimybę Lietuvoje jau nuo gegužės mėnesio ruošti visą kraują. Tai yra, dabar visas kraujas yra kaip žaliava, kaip šaltinis kitiem komponentam. Mes išskirstome komponentus. Bet tam tikrų situacijų metu, masyvaus kraujavimo metu, kada tau reikia, nes tu turi perpilti labai daug komponentų įvairių, ten ir logistinė prasme, ir tūra, ir tu gali naudoti tą paimtą visą kraują, yra 10 minučių žmogus padonavo, aš saugau tą kraują ir jeigu yra masyvaus kraujavimo situacija, aš galiu perpilti. Ir tas jau pasaulis ateina, vėl grįžta prie to, kad tokius kraujavimus stabdyti, mes galim naudoti visą kraują, tada pagerėja visi rodikliai ir reikia mažiau tada po to komponentų ir taip galim išgelbėti gyvybę, jeigu tu anksti tą padarai. Tai mes jau savo klinikose taip pat turim pasiruošę jau šiai dienai ir mūsų klinikiniai skyriai tą žino, kad jeigu prireiks, kad yra paruoštas masyvaus kraujavimo krepšys, ar tai gimdyviai, ar tai kažkokia kita didelė problema, ar tai neurizmos trūkimas, ar kažkas tokio, tai jau jie turi galimybę visą pasimti tos paruoštus krepšius ir naudoti tol, kol galės ten, sakykime, parinkti tą kraują, komponentus atšildyti ir taip toliau. Tai tas dalykas yra teisintas Lietuvoje ir dabar mes tą galim puikiai daryti. Ir netgi galim, naudodamiesi progą, padėkoti žiniasklaidos atstovom, kai tik tai jums būna kažkoks tai ekstrinis atvejis ir reikia greitai pastebėjot. Tik paskelbiam ir žurnalistai vienas kitas pasiima žinutę, vienas kitam perduoda, praneša ir tada vėlgi tarsi pliūpsnis naujų donorų arba tie patys, kurie rutininiai donorai. O, galvoja, reikia, einu vėl, taip. Tai būna visokių atvejų, žinoma, geriau, kad tų ekstrinių mažiau būtų, geriau, kad būtų rutininiai. Vidmantai, o jum asmeniškai, rutina, bet vis tiek kažkokias emocijas sukelia buvimas donoru. Ką jūs jaučiat, kai pasidalinate? Aš gal šiek tiek netgi egoistiškai pačioj pradžioj žiūrėjau, aš bijojau dūrių. Ne fobiškai, nebuvo fobija, bet bijojau, buvo nemalonu. Tai man tas durstimas tų adatų tapo tas persilaužimas, kada jau aš pripratau prie jų tiek, kad jau visiškai nekreipiu dėmesio ir kas kartą specialiai stebėdavau pačioj pradžioj, kad nebūtų to neigiamo kažkokio emocinio fono. Tai kitas dalykas dabar, tai man tai yra tiesiog poilsis. Ta prasme, tai yra laikas savo, kadangi, kaip sakė, realiai aš tam paskiriu 3 valandas, kol atvažiuoju, kol padaro tyrimus, ten 2 valandos kokie ant adatos pragulė, ar ten iki 2. Tai tas laikas, kada tu guli ant tos adatos, tai yra visiškai laikas tau. Tu niekur nebėgsi, tu nieko, gali bandyti vieną ranką dirbti ten su kompu, bet paprastai tai arba skaitai knygą, arba gauni planšetę mokaisi, arba tiesiog savo mintyse pabūni paskendęs. Ir netgi, sakyčiau, ta rutina ir tokia psichologinė profilaktika, nes mes labai retai kada galim savo tiek leisti laiko pabūti savo, vien tik tam. Tai dabar tos tokios aštrios emocijos mažiau, bet daugiau tokio pasinaudojimo tuo laiku savo. Irgi gerai. Taip, o kaip tik, galbūt, Lina, jūs, Vidmantas užsiminė apie adatų baimę, dūrio baimę, ne? Eikime tiesiai į baimę. O galbūt jūs dar galėtumėt pasidalinti tais keistais tokiais požiūriais arba mitais į donorystę. Dažnai girdime, kad dažnai duosi kraujo, tai tada nusikraujinsi ir tau pačiam ligos kokios nors prasidės. Kas tokio? Kokius mitus galėtumėte paneigti ir pastiprinti ir paakinti galbūt tuos donorus, kad ateitų ir nebijotų?
Mitų iš tikrųjų tai labai daug buvo su donorystė susiję. Iš pradžių tie mitai buvo tai, kad kraujo donorystės metu galima užkrėsti kokią nors ligą, infekciją plintančią krauju. Aišku, viskas dabar tiek yra pasikeitę, visos vienkartinės priemonės, visa naudojama įranga yra inovatyvi, viskas yra sterilu ir čia jau kalba apie kažkokį perdavimą tarp donorų ar ten, sakykime, iš įrenginio, nes turbūt anksčiau buvo naudojami ne vienkartinės priemonės, tai čia viskas labai aišku ir šitas mitas jau viskas yra išgyvendintina. Dabar, kas liečia adatų baimę, tai čia visi mes bijom adatų, kas jų nebijo, bet turime gražių pavyzdžių, adatos šiaip irgi jos yra kuriamos, jos yra storesnės, nebejotinai negu tu naudoji klinikinį praktikoje, bet jos yra daug aštresnės, dėl to, aišku, jeigu dažnai atliekamos meninės funkcijos, kartais būna tas lengviau turbūt įdurti, susidaro tokios tam tikros lėtinės vietos pas donorus, mes tą pastebim. Tai bet adatos baimė, aš visai sakau taip, jeigu tu bijai, tu nežinai niekada, gal ta adata kitokia tau prasme gali būti durima. Šita baimė labai greit baigėsi, kai tau pačiam kažko reikia. Aš gal trumpai įsterpsiu, kad dažniausiai adatos baimė yra ne fizinė, tiksliau yra psichologinė, kad tau tikrai ten neskauda. Ten tas durstelėjimas yra niekas, bet tu tiek savo galvoj velnių susikuri. Įsivaizduokite, kad susikuri dar, tu guli ir tavo svetimkūnis ir dar tu šituo svetimkūnį guli 1,5–2 valandos. Tai žinok, kai tu pagalvoji ir tą žmogus daro kas 2 savaitės, tai yra nuostabu, aš manau, ne? Tai čia adatos baimė man kažkaip tai labai toks subjektyvus dalykas ir čia jinai tokia, bet yra kitokių ten tų mitų, kad, jau Vidmantas sako, aš užsikabinau. Tai buvo tokia idėja, kad jeigu tu donuoji kraują, eritrocitus ar ten kažkokius, tai tu turi paskui eiti, kas kažkiek laiko, nes tas kraujas tiesiog dauginasi, tu paskatini dauginis ir tu pripranti prie to fiziškai ir tai yra, aš esu tą girdėjus, tai toks irgi senas mitas. Tai neva, kad tas ten putiesi ir toliau reikia tą kraują toliau nurinkti. Bet iš esmės tai yra visiškai psichologinis pripratimas. Bet tą mitą galima palaikyti. Sakyti žmonėm, kad jie pučiasi ir dabar jeigu vieną kartą atėjo, tai viskas, jūs jau nebegali daugiau neiti. Čia su vienu gali praeiti, žinokit, su kitu, kitus tai atbaidydavo. Bet esmė tai, kad ta kraujo nuleidimas, tai yra 400–500 ml, ten vis tiek trombocitų irgi panašiai, ten plazma kažkoks tai ir judesys vyksta, tai vis tiek paskatina tėkmę, paskatina tų naujų formų išėjimą į kraują. Tai yra, ne tas čiulpai sureaguoja taip į netikti ir čia tai vyksta atsinaujinimas. Kodėl sako, su Vidmanu kalbėjom prieš pašnekėsi, kad galima ten sudedinti apie 600 pem kalorijų. Taip, 600 pem kalorijų, sako Vidman, tai okei, tada aš vieną dieną donuoju, kitą dieną vėl donuoju, tai čia ir tada, kai jau tai pasižiūri, bet iš esmės tai yra didelis darbas organizmui. Tai jisai tikrai atlieka, tai yra jam reikia tų išteklių ir tai tu tą energiją tu panaudoji išmesdami naują porciją. Aišku, donavimas turi tokius, tam tikrus dažnus donavimas, gali turėti geležies trūkumo tą problemą, ne? Kada, jeigu žmogus dažnai donuoja ten, bet tam yra nustatyti laikotarpiai, ten vyrai gali 4 mėnesius arba ten per metus 4–5 kartus ir moteris atitinkamai, kad tu per dažnai nenusikraujintum, nes moteris turi kitų dar kraujavimo šaltinių, ne kas mėnesį. Ir mes pastebėm tikrai, moterų hemoglobinas yra daug žemesnis negu vyrų ir pas mus daugiau 80% kraujo centre yra vyriškoji kompanija. Tikrai jo. Tas yra gerai, nes aišku, čia mes galėtume išsiplėsti, nes moterus ir ypač gimdžiusios yra susijusios su kitomis rizikomis plazmoje turinčius. Taip, Gitana, tu žinai šitą situaciją. Tai mes džiaugiamės tuo. Ir aišku, kas dar yra gerai, kiekvieną kartą ateina donuoti, pamatuoja kraujospūdį, taip, pamatuoja kraujospūdį, šiaip pasižiūri iš esmės, dirba tikrai kompetentingų gydytojų komanda ir įvertina kraujo tyrimus, atliekamas kaip trombocitų donoras, atliekami bendri kraujo tyrimai, taip. Aišku, aš nekalbu apie tai, kad visada ta patikra tokia vyksta. Ir tu gali apčiuopti įvairių dalykų. Tai čia tokių mūsų pavyzdžių mes tikrai nustatėm, čia buvo kur kalba apie, kad mielominė liga buvo nustatyta, tam tikras kitas kraujo ligas esame nustatę. Mes pakankamai rimtai žiūrime tos gautus kraujo tyrimus donorų ir juos vertinam. Ir tai yra toksai, tu esi visą laiką patikroji. Ir aš taip sakau, jeigu donoras donuoja reguliariai ir jis tokių pertraukų didelių kažkokių neturi, jisai yra sveikas žmogus. Jisai visai yra patikrintas.
Ir kas Suomiai tą padarė, Skandinavai, jie tokį tyrimą padarė. Jie įvertino donorų vyrų populiaciją, tie, kurie donuoja pakankamai dažnai, kad jų kraujospūdis yra mažesnis ir kad jų tarpe kardiovaskulinių įvykių yra mažiau. Tai čia visokių tokių spekulacijų, gal tai nėra labai randomizuoti tyrimai, bet tas yra tiesa. Panašu, kad tas nusikraujinimas, jis turi savo ir gerasias pusės. O grožiui, sako, mitas ir ne? Kad... Tai žinoma, kad ne mitas. Čia yra, tu esi gražus iš esmės dėl to. Dėl ko, kad tu pastovi, tarkim, fiziškai jo atsinaujini, bet visa esmė, aš manau, kad tas ir yra įrodyta tas endorfinų išsiskirimas. Tai žmogus jaučia kažkokią, padaręs kažką, jis netgi galbūt nedžiūgauja fiziškai, ne, bet tas yra toks pasitenkinimo jausmas ir mes tikrai matom, kad tie žmonės, kurie reguliariai donuoja, yra absoliučiai kitokie. Aš gal dar dėl to kraujo atsistatymo irgi, bet vienas iš to egoistinių tikslų yra, kad jeigu tu dirbi labiau pavojingą potencialiai darbą, kad dažnai donuojant organizmas natūraliai įpranta atsistatyti greičiau, negu tu nedonuotum. Teisybė. Yra tokia, vis tiek tu tą pastimuliuoji. Avariją patyrė žmogus, jau jeigu bus donoras. Jeigu taip teoriškai galvojant, kad jisai daugiau šansų, kad išgyvens. O dėl tos tyrimo motyvacijos kraujo, tai čia man irgi, nežinau, vienas geriausių variantų yra, kiek 6 tyrimai papildomi yra šalia tų standartinių hemoglobino ir viso kito. Tai yra skydliaukė, inkstai, kepenys, cholesterolis, neatsimenu, kas ten daro. Mes esam sudarę tokį tyrimų paketėlį, kaip donorams atsilygintami už jo. Jo, kad tu gali arba pasimti ten bilietą į kiną, arba tyrimus. Tai, pavyzdžiui, tai, ką aš darau, tai aš, kai einu kas 2 savaitės, tai tuos 6, nuo 1 iki 6 vis kas kartą suku. Ir aš aiškiai žinau, kad su mano kepenim tvarkoj, su mano cholesteroliu gal nelabai gerai, bet jau bent jau seku aš tada jo lygį, su tuo gerai. Ir vis žinau, kad jaučiuosi ramus, duodamas kraują, duodamas tyrimus, kad su manim viskas tvarkoj. O kitu atveju sunku būtų prisiruošti, kad tu nueitum kartą ten į pusmetį, metus, duotos. Bet kiekvieną kartą galėtumėt irgi nueiti. Tarp to, kad jeigu aš suprantu, tyrimai gerai, bet Aš netgi žinau, kad, kadangi mano abu sūnus yra donorai reguliarūs ir apie endorfinų poveikį jie pasakoja po donacijos, kaip jaučiasi kiekvieną kartą. Ir netgi žinau, kad jūsų kraujo centras, pavyzdžiui, vienam iš mano sūnų buvo taip, kad hemoglobinas buvo per mažas ir neėmė iš jo kraujo. Tai jūs juos prižiūrit. Bet čia didžiausia baimė, kai ateini ir galvoji, nedaug dieve bus per mažas hemoglobinas ir sakys, ne, mes iš tavęs neimsim. Taip. Tai dar ko norėjau irgi pasidžiaugti, kad jūsų kraujo centras tuos savo donorus, kaip šeimos narius, prižiūri, duoda preparatų, stebi. Turim geležies ir vienokių ir kitokių papildų stebim, atliekam karts nuo karto ir feritino tyrimus, aišku, daug dabar. Tikrai, jeigu žmogus donuoja dažnai, tai nėra retas reiškinys geležies stoka, tai karts nuo karto jos reikia, kaip sakyti, pamaitinti. Kaip tai atrodytų keista, jie donuoja, jie aukojasi, tai aš kaip norėjau pasakyti, kad Lietuvoje dar šiek tiek tas procentas gyventojų, kurie gali donuoti, yra per mažas. Jisai apie iki 3% kažkur. Tai jis reikėtų pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, reikėtų 4-5% populiacijos. Ir tada šiek tiek būtų gal lengviau susitvarkyti su tais donorais, nes sakau, vis tiek jisai tiek savęs atiduoda, kad jis ir pats ir čia tos geležies trūkumas didesnis. Bet tas geležies trūkumas yra lengvai atstatomas čia. Čia problemos tokios kaip ir nėra būti visam pasauliu. Taip. O Vidmantai, o jum pačiam, kadangi jau esate reguliarus po šios dienos irgi, sakys, matai, koks jis, kas 2 savaitės varinėja, su išskaičiavimu. O pats ar esate sulaukęs kokių nors netikėtų reakcijų, kad tu kas 2 savaitės, tu ką, tiesiog, arba galbūt priešingai, gal kažkas tai jau jūsų pavyzdžių pasiekė ir sako, Vidmantas rodo gerą pavyzdį ir aš, jis nebijo ir aš. Iš tiesų geras akcentas yra, kad truputį trūksta tos mano galva informacijos dėl galimybių skirtingai donuoti, kad labai daug kas stebisi, kaip aš kas 2 savaitės einu ir donuoju. Bet tada tu paaiškini, kad yra eritrocitus kas pusę metų tu gali donuoti, kraują kas 2-3 mėnesius gali donuoti.
trombocitus tu gali kas 2 savaitės donuoti. Tai vat, mano galva truputį trūksta to tokio, kaip čia pasakyti, išskirimo, kiek kokių galimybių yra, nes visi įsivaizduoja, kad duodi kraują ir viskas. Tiesą pasakius, aš irgi apie donavimą trombocitų sužinau, nežinau, gal neįpusėjęs, gal po kokios 15 donacijos, 10, kada tu ateini, duodi kraują ir žiūriu, kas ten, tu vat, jau išeini, o ten kaip sėdi, taip sėdi žmonės ant tos adatos. Tai vat, vienas iš tų dalykų, ką aš kartais stengiuosi daryti, ne kartais visada, kad aiškinti žmonėm, kad jeigu norit, yra galimybė kas 2 savaitės donuoti. Dabar mes tam pasiryšę, tam truputį daugiau laiko reikia skirti, bet jūs jausitės labiau prisidėję negu kad kartą per tuos 2 mėnesius. Ir tų klausimų iš tiesų kyla ir turbūt vienas iš tų maloniausių būna, kada yra aš ką darau, kas kartą, kai padonuoju, didelių ditrambų nerašau, bet tiesiog įdedu į savo istorijas, kad mano dabar ten, nežinau, šiandien bus 7 ar 8 kartas donacijos. Ir įdedi ir po to, po kurio laiko tu gauni arba ten padėkas, kad vat, mano ten vyras serga ir vat, kraujo jam žiauriai reikia, ir ačiū, kad tu eini, arba tu kažkas kitas liga kokia nors serga. Kažkas tau pasako, kad ačiū, kad paskatinai, nors aš tiesiogiai kaip ir neskatinu, bet kad aš dabar išdrįsau, pradėjau eiti. Tai prasme, kad jau dabar mano ten, nežinau, 10 kartas, bet aš pažadu, kad pasivysiu tave. Ir tokių vat, ateina kartais iš visiškai nepažįstamų žmonių žinučių, vat, tada taip, būkim biedni, bet teisingai taip paglosto širdutę. Na tai iš tikrųjų, 90 keli kartai, ne, jau 100 ateina. Ir kitiems žmonėms tai atrodo ir jis žiūrėk, ir vaikšto, ir gyvas. Ir gražiai dar atrodo. Ir šypsosi, ir tikrai, žinai, tokį pavydą kelia. Tai va tokie pavyzdžiai, čia jūs turite dalintis tomis istorijomis. Tai jūs prie to prisideda. Čia yra aktyvi donorystės skatinimo veikla. Tai labai tikimės, kad ir po šiandien mūsų pokalbio kažkiek tai prasiplės mūsų ratas arba įrašas liks. Ir tą įrašą galima bus dalintis tuo įrašu. O gerai, Vidmantas labai gerai užsiminė apie tą, kai jisai pradžioje tik pradėjo eiti ir žiūrėdavo į kitus, ką jie čia veikia, kodėl jie čia dar sėdi ant tos adatos. Lina, gal iš tikrųjų galim trupučiuką apžvelgti, kaip pasiruošti tai kraujo donorystei ir ką svarbu žinoti atvykstant pirmą kartą žmogui. Iš esmės, Vidmantas šitą gerą toną uždavė iš tiesų, kad tą kraują galima donuoti dvejopai. Tai yra 2 rūšys donacijos. Pradėsiu to, kad išsklaidyti tą visą burbulą. Tai yra ta paprasta donacija, kurį mes visi gerai žinome. 10 minučių atėjau, pridaviau tą pūslę kraujo, ten 400 ml ir daugiau viskas. Ir išeinu. Bet yra vadinama aferezės donacija, kada aš renku tik tai tą, ką man reikia iš donoro. Aš galiu surinkti trombocitus, aš galiu surinkti eritrocitus, aš galiu surinkti plazmą. Taip yra renkamos beje ir kamieninės kraujodaros ląstelės. Kaulų čiulpų transplantacija iš donoro. Tik ten yra paruošimas tam donoro reikalingas. Bet lygiai tas pats metodas. Metodas yra ne tik, sakykime, efektyvus, iš vieno donoro gali daug daugiau surinkti. Pavyzdžiui, trombocitų mes naudodami tik tai tą vadinamą pūslę, kai perdirbam. Mums reikėtų per dieną kokių 300 donorų, kad galėtumėm tiek sukaupti, nes tikrai neužtenka tiek, o iš vieno donoro galim gauti 3-4 dozes. Ir taip toliau, tai eritrocitai irgi daugiau gali surinkti. Bet tada reikia daug griežtesni kriterijai donorui, jo kraujo tyrimui, reikia žinoti trombocitų skaičių ir visus kitus dalykus. Ir taip, vena turi būti gera ir dažniausiai tie donorai yra vyrai. Kraujo tūris turi būti didesnis, visi parametrai įsiveda į tą įrenginį. Tai procedūra yra labai efektyvi ir be trombocito aferezės mes realiai nesurinktumėm savo poreikio, jeigu rinktumėm tik paprastuoju būdu. Tai čia apie donacijas. Tai kalbant, kaip pasiruošti, realiai, nežinau, turbūt jau po 100 kartų donacijų jau Vidmantas tikrai gali pasakyti, kaip pasiruošti ir patarti, bet mes tik taip, kaip medikai sakom, tai reikia būti pailsėjus, atsigėrus, reikia žinoti apie save kažkokią tokią esminę informaciją. Kaip svarbiausia, ar aš neturėjau 3 mėnesių bėgiai kažkokių procedūrų, intervencijų, chirurgijos,
Nebuvau išvykęs į endeminę šalis, kas tikrai mes sekame tą informaciją, mes rūpinamės ir paciento saugumu, nes tu gali perduoti ir kitas infekcijas. Tai va, pagalvoti, kokius vaistus vartoju, antibiotikų nevartoju ir taip toliau. Ir visi tie donorai, su kuriais bendrauja koordinatoriai ir juos kviečia diena iš dienos, didžioji dalis pas mus donorų, 90% ir daugiau, yra pakviesti donorai arba jie patys ateina, registruojasi pakartotiniai, bet jiems yra užduodami keli esminiai klausimai. Vaistai, kelionės, kažkokios intervencinės chirurgijos 3 mėnesių laikotarpį, tatuiruotės, auskarai irgi labai svarbu. Tai va šitą informaciją, jeigu tu žinai, tu esi, viskas yra ok, tu naktį išmiegoji, tu esi pavalgęs, svarbiausia neriebiai, nes tada gali takoti plazmos, ne vieną kartą esame nutraukę plazmos trombocitų rinkimo procedūrą, nes tu matai iš tikrųjų, kad kraujo maiše renkasi vos nelatės spalvos kavos tokia plazma turi būti gelsva, trombocitai gelsvi, tada tenka nutraukti procedūrą, tada mes tyriam kartais tuos donorus ir darom ir stebim, kaip jiem ten, kodėl čia taip vyksta ir riebalų tą sudėti. Tai va, bet svoris irgi yra labai svarbu, taigi ten ačiū, svoris svarbu, nes 50 kg yra pati riba. Nes įsivaizduokit, pusę litro kraujo per 10 minučių. Tai viskas tai yra cirkuliuojantis kraujo tūris. O kodėl mažiau negalima kraujo? Tarkim, 200 ateina 50 sveriantis žmogus ir tu sakai, ačiū tau, kad atėjai. Labai geras. Dėl to, kai mes surenkam tą 500 ml, grubiai tariant, mes turim jį pateikti, perdirbimui. Reiškia, pusė iš jo bus eritrocitų, o pusė bus plazmos. Nes tokia proporcija mūsų kraujyje, kad 50% plazmos ir 50% plius minus. Tai mums čia yra tokie pasauliniai, europiniai standartai, kada tu turi surinkti tokį kiekį, kad tu gautum kokybišką produktą. Nes tu gausi ne tiek hemoglobino, kiek tu sakykim, turėtum gauti, ne tiek, kiek tu tikėjaisi. Tai dėl to... Bet iš 2 žmonių paėmė su... Taip, iš 2 žmonių galima paimti trombocitus. Taip, pavyzdžiui, jūs padovanojate tą pusę litro kraują, kitas žmogus pusę litro, trečias, ketvirtas, 4 reikia. Tada mes išcentrifuguojam kraują, gauname eritrocitus, plazmas ir dalį trombocitų. Ir mes tada galim sudėti vienos trombocitus į vieną krūvą. Bet eritrocitų masės ne. Ten jau daug tokių visokių niuansų, su parinkimu, ta eritrocitas labai gudrus. Ten yra daug dalykų ant jo paviršiaus. Tai ten yra, kai renkam kraujo pacientui, ten vien kraujo grupės neužtenka. Ten reikia dar daryti labai daug burtų. Žodžiu, išvada reikia daugiau valgyti, kad virš 50 sėktum. Taip, bet tie, kurie sveria mažiau, arba yra merginų, tarkim, tai jos, sakau, tai jūs negalite donuoti, bet jūs galite sukurti apie save ir jūs viena padonuosite už 10. Taip, tai aš tą ir padariau. Negaliu donuoti, tai manau, už tai palikonis donuoja. Tai labai šaunu. O galbūt, Vidmantai, kadangi jau žiūriu laikas senka, gal trumpai, vienas sakinys. Ką galėtumėt pasakyti tiems, kurie dar bijo, ir koks galėtų būti padrąsinantis sakinys, kad ateitų čia? Aš gal iš savo, sakykime, patirties, kad daug malonesnis jausmas yra, kada tu donuoji, negu kada tu ruošiesi ir vis neprisiruoši. Tai va tas jausmas, kad aš galėčiau, bet tai tas, anas, trečias, toks tau kirba nuolatos, nes tu žinai, kad gali, bet tu neprisiruoši. O kai tu jau įsivažiuoji tą ritmą ir pradedi donuoti, tada tu jautiesi viduje ir emociškai daug geriau negu nedonuodamas. Tai aš manau, kad visi, kurie dar nedonuoja, jie turėtų apie tai pagalvoti, kad geriau gyventi ramiai ir pasididžiuojant, negu kad tau viduje vis kirba, kad tu kažko nepadarei. Taip, reikia ir labai gerai man pasakei, kad donuoti, kad gyvenčiau ramiau ir ta ramybė dar tokia, žinot, yra, jeigu tu žinai, kad kraujo yra. Aš daviau, kolega davė, aš žinau, kad visi davėm. Ir pas mus yra vienas toks bendras pilietiškas, tokia sąmonė. Visi žinom, kad visi davėm. Aš miegu ramiai, nes mes nieks nežinom, kaip, kas ir kur ir kodėl, kaip prireiks. Bet aš noriu atidaryti tą atsargų šaldytuvą ir aš žinau, kad ten yra
Suprantat? Bet čia tas donavimas jis nieko nekainuoja. Čia tas pats kaip eina žmogus, tu važiuoji pro šoną, pro šalį, sustoti ir jį pavežti. Jis kainuoja laiką. Jis kainuoja laiką ir pasiryžimą. Koks čia laikas, kiek mes to laiko praknisam visai kitose dalykuose, telefonuose, tai čia... Tai tas požiūrio pokytis būtų nauda. Tai jau aš kaip ir į pabaigą linkstu svajonė, gydytojo svajonė, donoro apie būtent tą drąsą duoti. Aš manau, kad jau svajonė man po truputį jinai pildosi ir ta drąsa jau atsiranda tų žmonių ir tikrai tokių žmonių, kurie šneka ir jų ir daugėja. Tai čia yra jau svajonės pildymosi pradžia. Bet norėtųsi, kad tas jau vyktų, kad ta švietimo jau nuo šaknų, kad vaikai mokyklose, dabar ateina pas mus klasės, ateina vaikų, ateina nuo mažiausio iki didžiausio, tos biologijos pamokos vyksta pas mus, bet jų norėtųsi daugiau, reikia į tą investuoti, į tą reklamą, kaip sakyti, į tą gėrį, kaip sako. Ir aš gal kaip pridursiu, reikia nepamiršti, kad yra ne tik kraujo donacija, yra kaulų čiulpų, yra organų, pasirašyti galima, tai prasme daugybė dalykų. Ir man tas nieko nekainuoja visiškai. Užsiregistruoti ir turėti donoro kortelę, aš atsimenu 18 metų tą pasidariau, nežinau prieš kiek čia metų, ir tai turėjau apibėgti tuo metu ten krūvą įstaigų, nes niekas nežinojo, kas čia per reikalas. Tai donacija apskritai ne tik kraujo, bet ir visų kitų yra labai skatintinas dalykas mano galva ir tada daug ramiau gyvenasi. Jo, žiūrėjau, dovanoti yra netrūkumas, o privalumas. Tau, tai yra nieko nekainuoja. Taip, o mes visi kiti esame dėkingi. Dovanojimas ir dėkingumas yra dvi stiprios energijos tokios, tai ties tomis energijomis galbūt ir užbaigsime šiandien dienos mūsų pokalbį. Priminsiu, kad dar labai trumpa, tik norėjau pasakyti, aišku, padėkoti, kad mes taip simboliškai susirinkom šią savaitę, nes pasaulinė donorų diena yra birželio 14. Tai visą dabar tą savaitę ir vadinantas dabar keliau turnuoti, tai tikrai donorus norim pavaišinti, pasitikti, žinai, tą gražią aplinką, tai atsigaivinti kokteiliais, suvalgyti ledų, galbūt toks pabendrauti su kolegomis ir su darbuotojais. Tai tikrai dėkuoju visiems darbuotojams. Visai komandai, kuri irgi palaiko ryšių su donorais, tai tikrai ačiū visiems ir ta svajonė tegu pildosi. Tai aš kadangi taip ir norėjau dar užbaigti Linos tą pasakymą apie komandą. Donorai, būsimieji ir esate tikrai ten komanda, Santaros klinikų kraujo centro komanda yra tikrai nereali. Pas jūs atėjus žmogus jaučiasi, manau, ne vienas žmogus. Ir vaikučiai beje ateina su tėveliai. Ir vaikučiai, augintiniai ateina. Taip, augintiniai net. Tai ten tokia gera terpė, taip, Vidmantai? Aš pradžioje net nejaukiai jausdavausi, kai tu ateini ir tave šokinėja kaip kaviniai. Gal kavos, gal arbatos, gal to, ar čia minkšta, ar užtenka, ar atlenkti šitą, ar atnešti sausainiuką kokį, ar gerai jaučiatės ir taip truputį susigūžti. Aš atėjau atiduoti, kodėl aš čia toks dabar esu. Taip, mes labai mylim savo donorus, kraujo donorus, kurie iš tiesų dalinasi ir esam jiem dėkingi ir dėkingi medikam, aišku, žinoma, kad jie dirba ir savaitgaliais, beje, jūs važiuojate į išvykas. Tai labai ačiū Santaros klinikų kraujo centro vadovei Linai Kryžauskaitei šiandien irgi už savo skirtą laiką beje. Ir Vidmantas dar Balkūnas bėgs dabar, tiksliau eis su Lina į kraujo centrą donuoti, taip, savo rutininiam donavimui. Labai jums ačiū už šiandien pokalbį, buvo šiltas, jaukus o mums visiems priminsiu, kad mūsų transliacija taip bus kaip ir visos kitos transliacijos Santaros klinikų Facebook paskyroje, mes žinoma ir į YouTube paskyrą įdėsime ir galėsime dovanoti tą įrašą, dalintis visiems, kam tik tai iškils kokie nors virpesiukai dėl baimių ir pasižiūrėję tikrai nebebijosime. Tai būkime sveiki, šypsokimės, gražios vasaros ir iki kitų kartų.